Vileišių rūmai tai ne tik nebarokinės architektūros perlai, bet ir svarbių istorinių įvykių liudininkai. Įsikūrę Vilniaus širdyje, šie rūmai kviečia lankytojus pasigrožėti savo architektūrinio stiliaus grožiu, kuris apstulbins kiekvieną jūsų šeimos narį. Nuo pat pastatymo XIX amžiuje Vileišių rūmai buvo susijęs su miesto kultūrinė ir socialinė veikla. Jų sienos matė prabangius pokelius, ožių takus ir netgi slaptus susitikimus. Šiandien rūmai atviri visiems, norintiems pažinti Vilniaus istoriją ir kultūrą. Šio istorinio pastato vaizdas ir atmosfera paliks puikius įspūdžius bet kokio amžiaus žmogui ir padės įsigilinti į Vilniaus istoriją. Kviečiame visus norinčius apsilankyti Vileišių rūmuose. Papildomą informaciją galite rasti LLTI arba Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.lt. Jinai yra siaubingai pamilta turistų, mes neapsiginam jų, va šiandien 3-4 ekskursijos bus, be jūsų. Va taip. Tai čia tiesiog kaip kas domisi, tiesiog kad čia kas domisi daugiau ką gali surasti. Jis yra ir Open House programuose jau daug metų, tai Open House tai čia praeina tūkstančiais, jis yra Europos paveldo dienų programuose šitas pastatas, jis yra Čiurlionio kelio programuose, jis yra studentų, žodžiu, humanitarų programuose, jis yra be abejo ir gimnazistų, kurie ar literatūros, ar tautosakos, ar kokias programas domisi. Čia lankosi netgi ir darželinukai, atvažiuoja iš visos Lietuvos, atvažiuoja ir iš užsienio. Na ir be abejo, kadangi čia yra daug asmenybių, aš jums tik kelias parodžiau, bet jeigu mes peržiūrėme mūsų lietuvių tautosakos rankraštyną, ar mūsų rašytojų rankraštyną, kultūros istorijos rankraštyną, tai tiesiog kultūros istorijai nusipelniusių asmenybių biografijos irgi yra susijęs su šitais rūmais. Be to, čia yra mokslo židinys, čia yra mokslininkai, literatūrologai, kurie, pavyzdžiui, dabar bus kovo 13 kūrybiškiausios knygos autorės Danutės Kalinauskaitės apdovanojimas. Visada renkama kūrybiškiausia knyga. Čia yra daugiau tokių būtent specialistų nuomonė, čia yra formuojama nuomonė apie lietuvių literatūrą. Čia yra tyrinėjama ir formuojama nuomonė apie lietuvių folkloristiką. Na ir be abejo, pasivartykite mūsų tą svetainę, kalendorių, pamatysite, kiek daug įvairių viešų renginių, kiek daug yra norinčių pas mus kažką tai su mumis kartu renginius. Ačiū Jums labai. Buvo labai malonu pabendrauti. Sėkmės. Ačiū. Prašom. Viso. Be ko gero.